Sveiki, ribetas, amigos kavaleras. Atvykom į ežerą, mums išvis nepažįstama. Rytas pas mus prasidėjo, tiksliau pas mane prasidėjo nelabai gerai. Kažkodėl GoPro pati susigadino savo 500 gigų kortą. Rašo format, bandai formatinti, nieko nesigauna. Tai kokią radau kortelę, tokią gavau. Tokią radau, įstačiau, tai gaunasi, kad bus ne 4K šiandien video, tai atsiprašau už kokybę. Bet tikiuosi, kad visas šitas mūsų bėdas kompensuos pati žvejyba. Tai ką, įsipatoginkit, atsisėskit, paimkit arbatėlės arba nežinau kokio maisto pakramtyt ir varom. Tai ką, čia gaunasi ne ežeras, o pelkė. Bet girdėjom gandų, kad čia turėtų būti žuvies. Tai iš pradžių pabandysim ultralaito su tokia lervutė, po to su žalia, jeigu nebus kibimų. Ir bandysim po to lydekų. Žiūrėsim. O, yra kažkas. O, po pirmo metimo ešeriukas, žiūrėkit. Ir neblogas toks ešerys. Jau ešerys, ne? Nu, čia jau. Nespėjau paspausti mygtuką, kad kai baigiau, kad ant ko gaudysi, va žmogus jau. Drakoną. Ant drakono, tamsaus. Gali būti, kad reikės man uždėti tada tą lervą, kur buvo Savage Gyro. Gavosi taip, kad kol kas ant šitos spalvos nieko nesigavo, šitos mėlynos. Tai gaunasi, reikia bandyti tamsesnį, nes vanduo kaip ir švarus, permatomas, bet tamsus. Savo mėlymiausią lervą šitą. Jeigu nesigaus lervą, čia šiaip žolių yra, kadangi kaip pelkė, tai reikia paimti, turbūt bus gal offsetinį kokį kabliuką. Bet dar pabandysim taip. Tai... Opa. Žiūrim. Tu zakūrėte? Opa. Yra? Turiu kažką, jau. Bet mažiukas kažkas. Ant skęstančio paėmė. Nu, ne mažiausias, ne taip kaip praeitą video. Bet va, ešerys. Fainai, kai parodo apie save, žinoti, kad yra pankai. Čia gražiau paimti. Stop, nesipriešink, aš noriu tave parodyti. O, hopa. Yra. Mažiukas. Mažiukas, bet yra. O jūs kai užmetėte tą pusę, galvoju, nu, turbūt dabar pagausit. Bet prie patį krantą. Kaip jie eina. O, atroškinas. Nu, jau čia toks. Nu, bet tiek valandų nebuvo kibimų. Iš pat pradžių pagavom, po to nulis. Turiu yra ant skęstančio. Oi. Va. Bet tamsus toks. Nu jo, tamsusis kažkoks. Bet ant skęstančio paėmė, va. Ajei. Nu, bet ne mažiausias, ne? Ne mažiausias. Bet toks tamsus. Tamsus, Nu, kaip tai. Nu, bet gerai. Ženklas yra, gal pažvėjuosiu. Tai
Yra? Turiu jo. O. Kokios sodrios spalvos. Va. Gražuolis. Iš kažkur atsibildė. Yra. Yra? Yra, bet diub. Bandė ir dabandė. Bandė, nu. Bankas. Nu, gražuolis, ką žinau. Geltonas toks. Nu. Spalvas tai sodrios čia. Fainai. Opa, ir aš turiu. Geras. Čia tai geras. Viena tik neatsikabina. Ne, neatsikabina. Mažiukas. O mažiukas paėmė dar. Nu, fainai. Aišku, ne rekordiniai dydžiai. Bet vis tiek fainai. Ну, я так więcej nawet biorę, tak popróbować. Turiu. Prisiviliojau. Dar vieną. Bet gražios spalvos. Nežinau, ar perduosim šią kokybę. Bet gražios spalvos. Opa. Turiu. Kiek kartų jis bandė mane pagauti. Jau pagavo. Iš pradžių pagalvojau, kad daug didesnis. Taip kažkaip priešinasi, gal šalėse buvo. Opa. Turiu jo. Bet mažiukas toks. Pavijo. Spardasi. Nu, ne toks mažiukas. Vidutiniškas. Pam. Turiu. Bet šitas taip sustabdė, tak baimk tik tai. Bet jau čia bus toks pat. Standartas. Jo. Bet taip pam sustabdė. Ten žalėse kažkas. Yra? Negu tavas. Bet baltas, ne? Baltas jau. Bet didesnis. Nu va, gerai. Fainai. Ešerių diena šiandien pas mus. Pagaliau. Aš tai užsikabinau ir jūs už manęs užsikabinat dabar. Mes abu užsikabinom už tos pačios lelijos. Ne, palauk. Tai aš turiu ją. A, matau, ir ten dar toks neblogas atrodo. Šeriukas. Ne, lydekaitė. Geras. O, koks. Žiūrėkit, grinai mums, kad ešeriai tokie keiptų tokį dydžią. Nu, prikolas. Lydekas mes šiandien nematėme švies. Aš mačiau, kaip paviršium vandens, bet kamera nespėjo pamatyti. Prikolistas. Ну ты... Опа. Есть, чи нема? Есть.
Kažką turiu, bet aš jaučiu, kad labai maža. O gal ir nesuprantu aš. Žuolis nuėjo. Spardėsi, kad ką tik gal išspjovė. Didik buvo. Nėra? Turbūt pabėgo, tai pažiūrėsiu. Arba labai mažiukas, kad aš nesuprantu, kad aš įtraukiu. Ne, pabėgo. Tai čia žinokit, aš tiek nefilmavau. Labai dažnas dalykas čia pas mus. Tų tokių kibimų tuščių. Nu, tipo, prarastų smūgių. Bet svarbiausia, kad jie yra. O dabar, nu blin. Matėt, buvo, kaip tik buvo jisai paėmęs ir vėl. Reiškia, mažiukas negali apžiot. Pas mus taip toks mažiukas pietkliovas, nu taip yra tie mažiukai šeriukai karts nuo karto. Ir kaip visada, laba diena, ateina audra ir karočią ir ruoškis. Tai vat, kaip video gali baigtis. Opa. Ir aš turiu kažką. Ką tik hebra, nežinau, ir nesimatysiu. Kažkas gerai spardo, turbūt tas bus lydekaitė, ne? Ne, šeriukas. Ne, čia šerys jau. Jo, čia jau geresnis. Bet čia tai... Gaila, nematė kamerą. Kolega pakėlė jau masalą nuo vandens. Ir iššoko iš vandens. Spėjo buvo lydekaitė. Bet tai bam, vyjosi. Yra? Kaip fainai. Biškai jau tamsu pasidarė su tamsiais akiniais, nes audra ateina. Tai va, čia prieš audrą spėjau sukilo biškai pas jos apetitas. Ateik čia. Yra? Yra! Nu kaip fainai. Žinokit, hebrytė, aš iš pradžių galvojau, kad jau vidė neišeis, bet aš manau, kad jau vidė bus neblogas. Nu, man kaip ir neblogas. O jūs parašysit komentaruose, kaip jums tas vidosikas. Mažiau kalbėjimo, daugiau tik tai kibimų. Čia bus tokia prikarpyta kibimų. Tai vat. O jūs, hebrytė, parašykite komentarą, ką nors gero. Ką jūs norėtumėt, ką daugiau norėtumėt pamatyti. Ar feederį, pavyzdžiui, ar suplūdinį. Nes mes dabar sėdėjom, šnekėjom, kaip vaikystėje suplūdė, visą laiką žvejojom kur nors. Tai vat. Ar būtų jums įdomu ir kas būtų įdomu, parašykit, prašau, tokį atsiliepimą. Ar jūs norėtumėte iš viską, tai kokią upę, kokių salačių bandyti ar dar kažką. Man reikia jūsų atsako, kas jums įdomu, nes kažkaip būna liūdna YouTube man vienam sėdėti. Tai lauksiu jūsų komentarų. Nepamirškit pasubscribint mano kanalą. Paspauskit laiką po video. Galit netgi ir pašėrinti. Jeigu kam nesunku, turit kur, būčiau labai dėkingas. Nes publiką surinkti nėra labai lengva. Aišku, reikia ir kokybę pakelt, bet viskas, kaip sakoma, miestai irgi ne iš karto statomi. Tai opa. Jo, turiu. Turiu, bet bus toks pat, kaip mano standartiškas turbūt. Jeigu dar aš vis nepabėgo kažkaip jisai. Ai ne, nepabėgo. Surfingu užsiema tiesiog va, pasroviui. Labą dieną, ponas. Tai va, kaip sakoma, audra artėja, rodžiau jums. Tai dabar bandysim. Čia aišku nelabai yra kur vilkiaut, bet tiesiog link kranto plaukiant. Užmečiau spinningą, nes bandėm mėtyti visą laiką spinningą, niekas nieko neima. Šiandien lydekos paėmė laisvą dieną. Tai. Bet kaip visą laiką pagal tradiciją
pavirkiaujam link namo. Kartais būna rezultatą parodo. Jeigu įsirašė, tai turėjau labai gerą smūgį, bet turbūt šoninis smūgis buvo. Tai reiškia, čia verkiavimas irgi kartais gali būti, tik tai kad mažas plotas verkiavimo. Rebetas, amigos, kavalieras, mano mylimieji kolegos. Viskas, baigėsi mūsų žvejyba, matot, kas vyksta. Toj, kai pavarys, tai pavarys. Turim susidėti daiktus ir važiuoti namo. Tai kaip ir žvejyba pavyko, aš galiu pasakyti, nes ešeriukų mes seniai nematėm. Kaip ir kai yra toks oras permainingas ir viskas, kas buvo blogai pas mus, gavosi kaip ir viskas neblogai. Ačiū Jums labai, kas žiūrėjot, kas subscribinat mano kanalą, nepamirškit paspausti dabar netgi mūsų subscribe ir parašykit kokį komentarą, aš tam buvau uždavęs klausimą Jums, tikiuosi atsakymo. Ir ką, iki kito karto Jums, nei žvyno, nei uodegos, iki.